Naujai Apple iPhone jau čia, tad nieko nelaukdami išpakuokime naujosios Apple 15 ar 15 Pro ir aptarkime tai, kas juos padaro tokiais ypatingais. Pakuotėje randame šį kartą jau pintą įkrovimui ir duomenų perdavimui skirtą USB-C laidą, SIM kortelės išėmimui skirtą įrankį su dokumentacijomis ir žinoma patį telefoną. Ta pačia komplektacija atkeliauja ir iPhone 15 Pro modeliai. Tik logiška, didesniu telefonu. Šių metų iPhone linija susidaro iš iPhone 15, 15 Plus, bei 15 Pro ir 15 Pro Max modelių, bei priedų šiems įrenginiams. Standartinius įrenginius galime rinktis iš naujų spalvų. Mėlynos, rožinės, geltonos, žalios ir juodos. O naujosius Pro modelius iš natūralios titano, titano mėlynos, titano baltos bei titano juodos spalvų. O dabar žinoma pakalbėkime apie naujoves, tai kas šios įrenginius paverčia naujais. Taigi didžiausias ir mano manymu svarbiausias pakeitimas 15 serija atsisakė Lightning jungties ir pakeitė ją standartų tapusią USB-C jungtimi. Pagaliau ačiū tą progą šauname nealkoholinio šampano butelį, kurį saugiai laikėme specialiomis progomis. Visi modeliai turi praeitos serijos Pro modeliuose pristatytą Dynamic Island, kuris leis matyti pranešimus, skambučius ir matyti informaciją iš šią funkciją palaikančiųjų aplikacijų. Su nauja iPhone telefonuose USB-C jungtimi galėsime ne tik perduoti informaciją ar įkrauti telefoną, bet ir dalinti savo bateriją su kitais įrenginiais. Pavyzdžiui, pakrauti netikėtai įsikrausis ausines. Naujieji iPhone 15 užtikrins, jog pilnai įkrautos baterijos užteks visai darbo dienai. Netgi ir su naujojo Super Retina XDR ekranu, kuris netgi 2 kartus yra ryškesnis tiesioginėje saulės šviesoje nei iPhone 14. Telefono nugarėlėje yra 2 kameros – 48 megapikselių pagrindinė bei 2x telefoto kamera. Portretai dabar yra dar ryškesni nei kada anksčiau, pakeisti nuotraukoje fokuso tašką galima netgi ir jau po nuotraukos padarymo. A16 bioninis čipas užtikrins sklandų telefono veikimą, Dynamic Island animacijas bei izoliuos pašalinius garsus skambučių metu. Taip pat ir užtikrins, kaip jau minėjau, mažesnės baterijos sąnaudos. Taip pat šis telefonas talpina 6 GB operacinės atminties. Taigi dabar susipažinkime su iPhone 15 serijos pažiba iPhone 15 Pro. Jau iš dėžutės ištraukus yra matomas vizualus Pro versijos skirtumas, tai jog telefono korpusas yra pagamintas iš titano. Gamintojas tikina, jog Ceramic Shield apsauga dengianti telefono ekraną yra tvirtesnė nei bet kuris lig šiol išleistas apsauginis ekranų stiklas, bet šiandien to netestuosime. To pasekoje telefonas yra atsparus tiek vandeniui bei dulkėmis. Šį testą taip pat galite atlikti patys. Naujasis A17 čipas iškėlė žaidimų patirtį telefoną į naują lygmenį. Niekada negalvoju, jog telefone bus galima naudotis Ray Tracing technologiją bei žaisti AAA žaidimus. Ta proga vėl šauname šampaną. Dar viena naujoji papildysiu 15 Pro modelis, tai naujas veiksmo mygtukas, pakeičiantis praeituose modeliuose esantį Silent Mode slenkamą mygtuką. Action Button bus galima užprogramuoti atlikti jūsų norimas funkcijas, galimybės tam yra beribės. Pro modeliai taip pat keliauja su daugiau operacinės atminties – 8 GB vietoj 6. Ką pastebėjau, tai jog 15 serijos telefonai išties žymiai patogiau ir maloniau yra laikomi rankoje nei praeitų serijų modeliai, kadangi kampai nėra tokie aštrūs ir kampuoti. Galinis korpusas jo visose modeliuose yra pagamintas iš vientiso matinio stiklo. Kiek man teko naudotis abiejais modeliais, valdymas buvo sklandus, be trikdžių, be to yra pagarsėjusi iOS operacinė sistema. Noriu paminėti, nors ši funkcija nėra pririšta su iPhone 15 modeliais, o su iOS 17, labai sklandžiai ir maloniai nustebino kontaktų dalinimuose ir atnaujinta AirDrop funkcija, kai sulietus telefonus yra persiunčiami duomenys panašiai kaip anksčiau veikė IRDA, jei kažkas dar atsimenate. Taigi, apie šios flagmaną šiandien būtų tiek. Naują Apple liniją galite įsigyti pas mus puslapyje bigbox.lt ir iki greito.